Aš Martynas Tirbys, rungtyniauju futbolo klubo Lietavoje, gynėjo pozicija, man yra 19 metų. Pats kokiam mieste gimęs? Gimęs Piežaidžiuose, bet tai 3 metus ten gyvenu ir išsikraustėm į Gargždus. Esi tikras žemaitis? Taip. Kada prasidėjo tavo futbolininko karjera? Futbolo karjera prasidėjo, kai dar buvau mažas, gal kokie 7 metai lankiau muzikos dar mokyklą. Ir vyresnysis brolis lankė futbolą ir nei vienų treniruočių nepraeisdavau, nei varžybų eidavau kartu pažiūrėti pas jį. Bet tai kadangi mane susiderino su muzikos mokykla ir gavos taip, kad metus mamai nežinant, neėjau muzikos mokyklą ir pasirinkau futbolo treniruotės, kai pakvietė tas pas treneris ateit kartu. Pratęsk sakinį, jei ne futbolas, tai? Jei ne futbolas, tai gal būčiau paprastas eilinis žmogus, kurio niekas nežinotų ir būčiau niekam neįdomus ir čia tikrai nesėdėčiau. Pirmasis tavo treneris? Pirmasis treneris, kuris mane pakvietė ateiti, būtent brolio irgi treneris, Mindaugas Janelys. Tai čia Gargžduose? Taip, čia jau Gargžduose. Tavo įsimintiniausi įvykiai futbolo aikštelėje? Įsimintiniausi kol kas įvykiai, manyčiau, kai treneris Vaidas Žutautas su Mindaugu Čepu pakvietė jau mane į pagrindinę Bangos komandą ir tada jau debiutavau Gargždų Bangoje. Teko ragauti aukščiausios lygos duonos? Taip, keletą varžybų teko sužaisti. Ir koks tavo požiūris į pirmą ir aukščiausią lygą? Kuo jie skiriasi? Aišku, aukščiausio lygoje greičiai kitokie negu pirmoje lygoje, bet tai labai daug nesiskiria. Tarkim, paskutinės lygos komandos, manyčiau, nuo pirmos lygos aukštesnių vietų komandų. Iki Lietavos kur teko atstovauti? Kokius klubus? Tik tais Gargždų Bangoje ir čia, kai persikėliau į Kauną studijuoti, tai tik tais už studentų dar žaidžiau. Koks tau treneris Marius Bezekornovas? Ne kaip žaidėjas, kaip treneris? Manyčiau, užsispyręs irgi vis dėlto pirmi metai jisai siekė savo tikslų, pakvietė mane irgi būtent į Lietavą ir kai persikėliau į Kauną studijuoti iš studentų. Nežinau, kol kas čia tiek ir pažįstu dar į pusę metų, tai man patinka šitas treneris ir klausoju. Futbolo klubas Lietava, kokia tavo nuomonė apie žaidėjus, trenerių, vadovybę? Man tai tikrai čia viskas patinka, ypač kolektyvas, visas draugiškas, visi gerai sutarė, atrodo, vadovybė irgi su visais bendrauja, treneriai taipogi viskas gerai su žaidėjais, viską bendrauja. Tavo ateities tikslai? Ateities tikslai dar tikrai man dar esu, manau, jaunas ir siekti aukščiausių tikslų ir išvažiuoti kažkur aukščiau pažaisti, ne tik čia likti pirmoje lygoje. Dėkui už pokalbį.